Žmonės yra mėgėjai kartoti tą patį per tą patį, nes tai apibūdina jų tą vadinamą jas ar ne. Siks. Ok, jeigu paprastai, tai neklausykite, ką sako kiti, ane? Bet tai kaip išgyvensite, jeigu nesiklausysite ausim. Aš kaip supratau, nuo 2021 metų nusprendė, kad reikia manim rūpintis, reikia mane prižiūrėti. Supranti? Prižiūrint, rūpintis, kad nenudvėščiau arba laukti, kol padarysiu bent menkiausią klaidą. Atvirkščiai parodysiu 3 devynkes. Nu, bet tai yra kaip yra. Bet kai 2024 tęsiasi ta pati istorija nuo 2021 metų, kad reikia mane prižiūrėti, stebėti, būtinai nepaleisti iš akiračio. 3 metus. Žmogau, tu nori to ar ne? Bet esu badavęs 3 metus. Ir 3 metus esu stipriai kankinęsis. Taigi, jeigu nori, žinai kaip yra sakoma, nenorėk to, kad tau atsitiktų. Ir nenorėk, kad kažkas vieną dieną imtų tave ir nutildytų. Nedaryk kitam blogo, kol pats nenorėtum, kad tau atsitiktų. Manau, tai tiesa.